Ir šiandien pakalbėsime apie studijų mainus. Kadangi tuoj prasidės naujas semestras, tai reiškia, kad galima bus teikti paraiškas tam, kad išvyktumėt į užsienį studijuoti. Aš pati daugiau nei prieš metus savo antram kurse išvykau į Japoniją 5 mėnesiams ir tai buvo tikrai nuostabi patirtis. Tai ir noriu pasidalinti patarimais apie finansus, apie stipendijas, kiek maždaug ten kainavo, apie dokumentus ir bendrai apie visą procesą. Aš, kai pradėjau visą procesą, aš nuėjau iškart į International Office ar tarptautiškumo taryba, nežinau kaip tiksliai vadinasi, tikriausiai visose universitetuose turi būti. Ir mes aptarėm visus variantus, tai aš turėjau tokius variantus - Čekija ir Slovakija Europoje, kas buvo biškai nuobodu, o už Europos ribų turėjau galimybę varyti į Japoniją prie Tokijo, turėjau galimybę varyti į New Yorko valstiją, ne New York City, į Bangladešo sostinę ir Azerbaidžano sostinę. Tai Bangladešo aš net nesvarsčiau dėl akivaizdžių priežasčių, o galvojau dėl Azerbaidžano ir Japonijos, nes visai būtų cool nuvaryti į New Yorką, žinoma, bet ten būtų žiauriai brangu, man visiškai neužtektų stipendijos. Tai aš irgi patarčiau eiti iškart į tą ofisą, nes, pavyzdžiui, mums atsiuntė labai ilgą sąrašą ir ten buvo labai lengva praleisti kažkokias galimybės. Pavyzdžiui, aš kai pati žiūrėjau, tai aš nelabai ir pamačiau Japonijos ir Azerbaidžano, pamačiau tik Čekiją ir Slovakiją, o po to, kai nuėjau, mes kartu ten aptarėm tą lentelę jau detaliau, parodė jau tikrai kokias galimybės aš turiu, viską paaiškino, tai aš patarčiau ten eiti. Patarčiau, bent ką aš padariau, tai aš paklausiau, ar yra mūsų universitete žmonių, kurie varė į Japoniją ir Azerbaidžaną, tai man davė kontaktus, aš susisiekiau su žmonėm, su vienu vaikinu, kuris studijavo Japonijoje tame universitete, jis man viską papasakojo, sakė visus klausimus. Ir nežinau, gal tai kažkiek balų man pridėjo, kad, wow, ji tokia susidomėjus, tai galite irgi to pasinaudoti. Ką po to? Kaip užpildyti paraišką, kaip ten viskas atrodo. Aš nežinau, kaip kitose universitetuose, mano universitete MRU, reikia nurodyti iki 3 pasirinkimų pagal prioritetą. Taip pat, kai stojot universitetą, tai ir čia. Tai aš pirmą įdėjau Japoniją, po to Azerbaidžaną ir 3 vietą Čekiją, tiesiog, kad jau būtų pilnas sąrašas. Tada reikia parašyti motyvacinį laišką, bet tas motyvacinis laiškas, jis iki 1000 simbolių, net ne iki 1000 žodžių, ir jis yra vienas visiems pasirinkimams. Tai ko aš patarčiau nerašyti, tai nerašyti tiesiog, kad jūs norit pakeliauti ten, kad wow, įdomi šalis. Geriau rašyti apie tai, kaip tai jums bus naudinga ir aktualu, pavyzdžiui, apie dalykus. Aš ten pažiūrėjau visas programas, kiek galėjau, kokie dalykai bus, parašiau, kad man tokie ir tokie yra įdomus, parašiau, kad tai kažkiek susijęs su mano būsima karjera. Taip pat parašiau, kad Japonija ir Azerbaidžanas yra saugios šalis, kas man kaip merginai yra svarbu, nors Japonija iš tikrųjų tokia nėra, bet tai va, aš rašiau tokius dalykus vienam motyvaciniam laiške. Tada apie stipendijas. Yra viena pagrindinė, kuri skaičiuojama pagal šalį. Tai Europoje šalis yra suskirstamos pagal tiek, ant kiek brangu ten gyventi, kažką tokio. Yra, man rodos, 3 lygiai, nuo pigiausios iki brangiausios. Ir tada už Europos ribų visos šalis yra priskiriamos prie aukščiausio lygio, tai gaunat maksimalią stipendiją. Nesvarbu, ar tai būtų Bangladešas ar New Yorkas. Tai mano atveju, nežinau, gal jau pakėlė. Mano atveju, kai aš teikiau paraišką, ta stipendija vienam mėnesiui buvo 700 eurų. Aš vykau beveik 5 mėnesiams, truputį mažiau išėjo, tai gavusi stipendiją 3500, kažkas tokio. Tada kelionės išlaidos. Jei vykstat į Europą, tai kažkur į Europos šalį, tai žinoma galima ten su traukiniu nuvykti ir su mašina, bet ten su mašina yra visokių įdomybių, ką reikia nurodyti, bet galima gauti tai kaip Green Travel kompensaciją.
Jei vyksti su lėktuvu, tai jokios tokios kompensacijos negausit. Į Japoniją, žinoma, su traukiniu nevažiuosit, todėl aš vykau su lėktuvu ir visų kitų kompensacijų net nebandžiau gauti. Bet jei vykstat už Europos ribų, jūs gaunat dar kelionių išlaidų padengimą. Ir tas padengimas priklauso nuo atstumo. Tai pavyzdžiui, jei vykčiau į Azerbaidžaną, man rodos būtų kažkur apie 400 gaučiau, kadangi vykau į Japoniją, gavau 1500. Nors už bilietus sumokėjau tik 800 eurų, tai labai man gerai viskas išėjo. Ir kaip jūs gaunat tą sumą? Tai man gavosi 5000 bendrai. Pačioj pradžioj, dar prieš išvykstant, jūs gaunat 80% tos sumos, tai aš gavau apie 4000. Ir po to tik, kai grįšit į savo universitetą, kai ten reikės truputį dokumentų užpildyti, dar gausit likusią sumą, likusius 20%. Jos gali truputį perskaičiuoti, jei jūs ilgiau ten pasiliksit, ar jei išvyksit anksčiau, tai žinoma, jei išvyksit anksčiau, gausit mažiau tos sumos. Tai man išėjo bendrai kažkur 4600, jau dabar tiksliai neprisimenu. Jei norit vykti rudenį, paraiškas reikia pradėti pildyti pavasario semestro pradžioje. Tai kažkur nuo vasario pradžios iki vasario pabaigos. Ir jau pirmą kovo savaitę aš gavau atsakymą, kažkur kovo 8, man rodos. Tada mūsų visus, tada reikia, žinoma, patvirtinti, kad jūs ten norit varyti. Ir po to mūsų visus susibūrė, padarė susitikimą, kur atsakė į mūsų klausimus, papasakojo, kokius dokumentus reikia. Pavyzdžiui, paminėjo, kad visiems būtinai reikia padaryti kažkokį draudimą, kuris galios toj šaly, kur vyksit. Pavyzdžiui, papasakojo, ten, ko galima reikalauti iš to priimančio universiteto. Pavyzdžiui, kad jie dažniausiai suteikia apgyvendinimą, dažniausiai tai yra bendrabutis. Ir tiek. Ten papasakojo irgi apie visas stipendijas, kurias įmanoma gauti. Paminėjo, kad kai rinksitės dalykus, būtina, kad jie sudarytų 30 kreditų, tikriausiai pas mus visur Lietuvoje. Kiek žinau, yra 30 kreditų vienam semestre, tai ir ten jūs turi surinkti tiek pat. Jei varot dviem semestrams, tai turi surinkti 60 kreditų ir taip toliau. Ką dar paminėjo? Paminėjo, kad reikia laukti laiško iš to priimančio universiteto. Ir aš, žinoma, laukiau, praėjo, nežinau, gal vos ne mėnesis ar dar ilgiau. O mums nepasakė, kiek reikia to laiško laukti, nes kaip ir nėra tikslios datos, kada turi ateiti tas laiškas, yra numatyta, kad per kokias 2 savaitės turit gauti tą laišką. O aš kažkaip to nežinau, ar praleidau, ar nepasakė tada. Tai aš laukiu daugiau nei mėnesio ir po to jau pagaliau pati parašiau tam universitetui ir pasirodė, kad jie tiesiog pamiršo apie mane, kažkaip praleido mane dokumentuose. Bet vis tiek spėjau viską padaryti, visus dokumentus užpildyti ir visą kitą. Tada vasarą reikėjo padaryti vizą, kadangi vykau ilgiau nei 3 mėnesiams, jau reikia vizos mums lietuviams. Ir ta viza daroma labai, labai lengvai. Aš išvis buvau išvykus į kitą šalį, aš dirbau tada kitoj šaly, o vizą reikia gauti Lietuvoje. Tai aš paprašiau mamos, kad ten reikėjo užpildyti laišką ambasadai, kad kitas žmogus padarys už jūs tą vizą. Tai mama tiesiog atvyko į tą ambasadą, jau buvo visi dokumentai manim užpildyti ir jai davė tą vizą ir tiek. Ir nereikėjo net mokėti, nors ambasados svetainėje parašyta, ten 30 eurų kainuoja tą vizą, bet mokėti nereikėjo. Taip pat man toj ambasadoje atsakė į klausimus, pavyzdžiui, aš teiravausi, ar galima keliauti už Japonijos ribų, man sakė, kad galima. Dar trumpai apie bilietus, nebent taip mano universitete yra, nežinau kaip kitose. Man sakė, kad galima atvykti ten arba 5 dienom anksčiau ir išvykti paskutinę dieną, arba atvykti tą dieną, kai viskas prasideda universitete ir išvykti 5 dienom vėliau. Tai aš pasirinkau atvykti truputį anksčiau. Aš variau su Turkish Air, nes ten su bagažu geriausios sąlygos.
Tai aš vykau su Turkish Air, dar turėjau trumpą dienos persėdimą Istambulė, pasivaikščiojau ten kažkiek, buvo visai malonu, po to atvykau į Tokiją, ten turėjau 3 dienas gal ir po to pati vykau į tą universitetą, kuris beje vadinasi Josai International University ir jis yra Toganės mieste, nors ir vadinasi miestas ir virš 60 000, ten labiau kaip kaimas. Tai va, aš atvykau ten, universitetas buvo tuščias, nes tada tas International Office išvažiavo į oro uostą pasiimti visų kitų dalyvių. O man nieko tiesiog neparašė, nieko nepaaiškino, jokių instrukcijų nedavė. Aš tada atvarau į tą universitetą, žiauriai karštą dar prisimenu buvo, ir ten buvo sargybinis, aš jam kažką bandau angliškai pasakyti, visiškai nemoka. Aš jam sakau, international student, jis į mane taip žiūri išsižiojęs, kad jis vos ne pirmą kartą mato iš vis užsienietį. Jis man žodžiu nieko nepasakė, kur aš galėčiau ten nueiti, tiesiog sako, tipo, gali eiti. Tai va, aš ten vaikščiau truputį po tą universitetą, kuris buvo tiesiog absoliučiai tuščias. Aš buvau tokia confused, bet pagaliau po, nežinau, gal po 15 minučių sutikau kažkokį profesorių, kuris, ačiū Dievui, kalbėjo angliškai, tai viskas po to buvo gerai. Mūsų visus subūrė, viską, ne viską, žinau, kažkiek papasako ir nuvedė į bendrabutį. Aš pasirinkau gyventi bendrabutį, kuris yra prie pačio universiteto. Dar buvo variantas nuomoti studiją. Ta studija yra suteikiama universiteto, bet ji yra jau pačiam mieste, o universitetas yra jau miesto ribose. Tai jei pasirinktumėt gyventi tose studijose, jums reikėtų su traukiniu važiuoti kiekvieną rytą, ar kiek norėsite. Tai žodžiu, jums reikėtų su traukiniu važiuoti ir jūs ten būtumėt vienas toj studijai. Tai jei jūsų tikslas yra pabendrauti ir surasti draugų, tai žinoma geriau gyventi bendrabutį. Kiek kainavo bendrabutis? Visi kambariai buvo dvivieti, bet vaikinams buvo įmanoma gauti vienvietį kambarį, tiksliau būti vienam kambarį, kadangi vaikinų žymiai mažiau atvaro, o merginom tokių variantų visiškai nėra tokios galimybės. Gali pasisekti ir gausit kambarį su savo dušu, su savo tualetu. Man nepasisekė, nes vėl per daug merginų, tai aš turėjau bendrą dušą, bendrą tualetą, bet ten buvo labai švaru, kiekvieną dieną ar kas antrą dieną atvarydavo moteris tvarkytis, tai dėl to nesiskundžiu. Tai mano kambarys kainavo 120 eurų per mėnesį, dar pačioje pradžioje reikėjo sumokėti 180 eurų kaip mokestį už bendrabutį. Reikėjo sumokėti kažkiek kitų mokesčių, ten tipo Student Association, už būrelius, kuriais aš nepasinaudojau, bet sumokėti reikėjo. Už pačias studijas Japonijoje man nereikėjo mokėti, kadangi aš nemokamai studijuoju Lietuvoje, tai dėl to nežinau kaip kitiem. Internete skaičiau visokias diskusijas apie bendrai studijų mainus ir mačiau, kad kai kurie žmonės bijo ir pergyvena, kad nesusiras ten draugų. Ir žinoma, viską gali atsitikti, bet man tokių problemų nebuvo. Kai aš susiradau draugų, tai mūsų bendrabutį buvo kiekvienam aukšte sava maža virtuvė ir bendras kambarys, bet man tai nebuvo nuobodu, nes ten prie manęs gyveno merginos, kurios nemokėjo angliškai kažkaip, ten jos iš Azijos kažkur. Tai aš visada ėjau į bendrą didelę virtuvę ir visi taip pat ten eidavo tiesiog ir mes ten ir bendravom. Aš, pavyzdžiui, patį pirmą savaitgalį pasiūliau keliems žmonėms varyti į kažkokį renginį Tokijoje, mes ten pasilikom nakvynį ir po to tokio kampanijoje kažkiek bendravom. Ten aš kviečiau visus į izakajas, į barus, į restoranus varyti. Tai tiesiog siūlykit, tiesiog nesidėkit savo kambarį ir tiek. Ir taip ir susirasit draugų. Su japonais man nelabai pavyko susibendrauti, nes jie prastai moka angliškai. Tai kažkiek apie tvarkaraštį tada. Ten buvo studentai iš skirtingų programų, žinoma. Pavyzdžiui, aš studijuoju komunikaciją ir rinkodarą, kažkas studijavo managementą, kažkas politikos mokslą ir taip toliau. Bet mums visiems davė vieną sąrašą.
iš mūsų pasirinkimų ir mes jau tada patys susidarydavom savo tvarkaraštį. Pavyzdžiui, aš studijavau pirmą ketvirtį, ten semestras dar padalintas į ketvirčius, tai pirmam ketvirtį aš turėjau gender studies ir tarpkultūrinę komunikaciją, kas nebuvo labai rimta, žinoma. Visi dalykai šiaip ten nėra sunkus. Ir japonų kalbą turėjau, o antram ketvirtį vėl turėjau japonų kalbą ir Central European Studies ir kažką apie Japonijos visuomenę. Apie japonų kalbą pasirodė tame universitete, kur aš studijavau, būtina mokytis japonų kalbos. Aš visiškai to neplanavau daryti ir nelabai norėjau, bet galiausiai tai visai įdomu buvo ir visai naudinga. Nepasakyčiau, kad naudinga, bet ne apie tai. Ir ta japonų kalba turėjo pusę kreditų iš viso. Tai mes turėjom 4 paskaitas japonų kalbos ir 4 paskaitos kitų dalykų bendrai. Taip. Ar ten galima praleisti, ar galima daug pakeliauti? Tai man visai pavyko, aš savaitgaliais išvarydavau, aš kartais kažkiek praleidavau. Buvo labai daug, šiaip buvo švenčių ir atostogų, pavyzdžiui, tarp tų ketvirčių buvo atostogos, po to po egzaminų buvo atostogos, nauji metai ir taip toliau. Tai aš tikrai spėjau daug pakeliauti, Taivaną nuvariau ir Japonijai pačioj. Dar svarbus momentas, kad tame universitete ir šiaip Japonijoje yra labai daug popierizmo. Tai pavyzdžiui, tame universitete reikėjo kiekvieną dieną ateiti į ofisą ir pasižymėti, kad tu ten esi. O vieną kartą, kai pas mane atvarė ir mama, ir vaikinas, ir draugai, aš ten labai ilgam 2 savaitėm išvariau ir ten visi pradėjo pergyventi. Viena dėstytoja net sakė, japonų dėstytoja sakė net, kad aš neišlaikysiu, nes jau maksimum praleidau, bet po to aš tiesiog grįžau, atėjau į tą ofisą, viskas buvo gerai, man nieko nepasakė, paklausė, ar viskas tvarkoja pas mane. Ir ta dėstytoja, kuri iš pradžių man sakė, kad aš neišlaikysiu, ji pati man pasiūlė daugiau namų darbų, kad aš taip galėčiau pasivyti kitus studentus. Bet šiaip nebūtų tragedija, jei aš nebūčiau išlaikius to vieno dalyko, nes svarbiausia yra išlaikyti bent vieną dalyką. Visus kitus galima perlaikyti savo universitete, tai aš taip ir norėjau, tiesiog kai grįžčiau, aš galvojau, kad aš kažkokį egzaminą iš savo dalykų Lietuvoje išlaikysiu, bet nereikėjo to daryti. Bet šiaip, jei jūs neišlaikytumėt nei vieno dalyko, tai reikėtų visą sumą grąžinti. Tai reikia pasistengti. Ten reikia pasistengti neišlaikyti nieko, nes, kaip ir sakiau, viskas yra gan lengva. Tai papasakojau maždaug viską, ką norėjau. Jei turit klausimų apie Japoniją, apie Erasmusą, rašykit komentaruose.